Piliakalniai Šilalės rajone. Piliakalniai yra neatsiejama Šilalės krašto gamtos ir kultūros paveldo dalis. Šilalės rajonas gali didžiuotis piliakalnių gausa. Jų čia daugiausia visoje Žemaitijoje, net 34. Pristatome keletą iš jų. Tarp pačių garsiausių piliakalnių Medvėgalis. Didingiausia Žemaitijos kalva, virš jūros lygio pakilusi daugiau kaip 234 metrus. Karužiškės kaime esančią kalvų grupę sudaro Medvėgalio, Pilies, Alkos, Piliorių, Ąžuolų, Sumonių ir Sargų bevardis kalnai. 13–14 amžiuje čia stovėjo žymiausia medininkų žemės tvirtovė, gynusi Žemaičių žemę nuo kryžiuočių ordino. Anot kronikų, čia su karo žygiu 1329-aisiais buvo atjojęs net Čekijos karalius Jonas Liuksemburgietis. Nuo Medvėgalio prasidėjo akmenimis kūlgrinda bei rąstais medgrinda grįstas Žemaičių karinis slaptakelis, vedęs mūsų senovės raitininkus kone per visą centrinę medininkų žemę iki pat Baltininkų, Žasūgalo, Šatrijos apylinkių. Anot padavimo, Medvėgalio vardas atsiradęs po to, kai pilyje apsuptus gynėjus išgelbėjo dvi narsios mergelės, žinojusios kelią per kūlgrindą. Kai reikėjo nuspręsti, kas praneš kitoms pilims apie Medvėgalio apsiaustį, merginos pasakė mudvi galima, o paskui išėjo ir pakvietė pagalbą. Pagal šiuos žodžius pilį imta vadinti Medvėgaliu. Bilionių piliakalnis. Anksčiau vadintas Šventkalniu arba Švetkalniu. Piliakalnis priskiriamas karų su kryžiuočių ordinų laikotarpiui. Yra manančių, kad čia ir buvo legendiniai pilėnai, kryžiuočių sunaikinti 1336 metais. Dėl ryškiai matomų piliakalnių gynybinių įtvirtinimų terasų jis primena laiptuotą piramidę. Piliakalnio viršūnėje kultūrinio sluoksnio mažai tai išliko, ogi pietinėme kalvos šlaite yra buvusi gyvenvietė. Čia rasta grublėtosios keramikos. Kepaluškalnis. Piliakalnis netoli Kaltinėnų miestelio, Pilės kaime. Jo gynybinių įtvirtinimų mastas leidžia neabejojant teigti, kad kovų su kryžiuočiais laikotarpiu ten stovėjo vienas stipriausių Žemaitijos pilių. Pasak legendos, Kepaluškalniu jis vadinamas todėl, kad vienas žmogus čia pametęs kepalušą, kepurę, ant piliakalnio švenčiant jonines ir kitų sueigų metu kūrenami laužai. Padievaičio piliakalnis. Piliakalnis, kuriame 14 amžiaus pabaigoje stovėjo pirmoji Gedimino pilis, sunaikinta kraštą puolusių kryžiuočių. Piliakalnyje buvo rasta grublėtosios keramikos, pasaginių segių, smeigtukų, kabučių, apyrankių, žiedų bei kitų žalvarinių papuošalų, kuriuos žmonės naudojo dar pirmaisiais amžiais po Kristaus. Šalia piliakalnio riogso Velnio sostu vadinamas mitologinis akmuo, tikėtina priklausęs senojo lietuvių tikėjimo šventvietei. Padievyčio piliakalnis. Šiauduvos apylinkėse kartu su Dievičio ežeru sudaro vientisą ansamblį ir atrodytų įspūdingai, bet apaugęs mišku. Ežeras su piliakalniu priklausė senovės šventvietei. Piliakalnio rytinėje pusėje rasta kūlgrinda. Šį gamtos perlą išgarsino poetas Maironis, apdainavęs baladiją Divytis. Priešingoje piliakalniui ežero pusėje pastatytas paminklinis akmuo vietinių dvarininkų giminiai, iš kurios kilo brigados generolas Kazys Talat Kelpša. Ant Padievyčio 1908-aisiais surengta pirma lietuviška vakaronė. Taip pat čia 1939 metais prezidentas Antanas Smetona pasirašė Žemaičių plento atidarymo aktą. Indijos piliakalnis, dar vadinamas Pilė, pilis. Piliakalnis apardytas, jo šiaurinę dalį nuplovė akmena, čia stovėjo vienas svarbiausių Karšuvos žemės pilių, Pūtvės pilis, kurią 14 amžiuje 2 kartus sudegino kryžiuočiai. Tačiau pačią pilį kryžiuočiai užėmė ir iš pamatų sunaikino tik po kelerių metų. Priešams vartus atkėlęs vietos didžiūnas išdavikas Spūdas su šeima gavo krikšto malonę. Dabartinio Pūtvės kaimo žemės prasideda vos už 1,5 kilometro į pietus nuo piliakalnio. 2013-aisiais piliakalnis ir jo teritorija sutvarkyti bei pritaikyti lankytojams. Biržų lauko piliakalnis. Slėnyje iškilęs, lapuočiais apaugęs, apardytas piliakalnis, dar vadinamas Pile. Jo šlaitai status iki 10 metrų aukščio. Auga 12 kamienų liepa.
Sakoma, kad piliakalnyje slypi užkeikti didžiuliai turtai. Auksinis veršis ir daugybė pinigų, kuriuos galima būtų iškasti, tik reikia žinoti stebuklingą žodį. Pagrybio piliakalnis, tikriau vadinamas Kuburkalniu. Aukštumos pakraštyje kairiajame Akmenos krante, arti Pagrybio kaimo, pagal kurį dabar vadinamas. Kūgio formos piliakalnis įspūdingiausiai atrodo nuo Kaltinėnų pusės. Į pietus įsikūręs erdvus papilys, manoma, kad čia buvo senoji Kaltinėnų gyvenvietė, kurioje galėjo stovėti viena Žemaičių pilių. Rubinavo piliakalnis. Traksėdžio seniūnijoje Rubinavo kaime, kairiajame Lokystos krante esantis piliakalnis, dar vadinamas Švedų pilimi arba Šarūnkalniu. Šalia plentas Šilalė pajūris. Pylimas išlikęs tik pietvakarių, pietryčių ir šiaurės rytų pusėse. Dalis piliakalnio šlaitų nuardyti apie 1860-aisiais, kasant karjerą. Pietvakarinėje papėdėje 1 hektaro plote yra papėdės gyvenvietė. Joje rasta lipdytos keramikos. Žinoma apie 30 padavimų apie Šarūnkalnį, iš kurių dauguma apie stipruolį milžiną kunigaikštį Šarūną, kurio priešai buvę anapus jūros, o jis susipylęs pilį ir prabangiai gyvenęs.